Išgirdus žodį drožiniai, dažnas pagalvoja apie medžio dirbinius, tačiau drožinėti galima ir vaisius bei daržoves. Šio pasaulyje prieš šimtmečius atsiradusio ir dažnai karvingu vadinamo meno technikas įvaldė kaunietė Vita Brūzgienė. Ilgus metus restoranuose dirbusi moteris, sako, visada ieškojusi naujų būdų nustebinti svečius, o kai prieš 6 metus susidūrė su vaisių drožyba, pajuto radusi savo stichiją. Pirmiausia, vienam restorane atradau knygą, būtent karvingo knygą, kurioje, sakykime, žiūrėjau aš ją ir galvoju, Dieve, žmonės tokius grožius daro, aš tai tikrai to negaliu, pasidžiaugiau ir tom ir baigėsi. Iš tikrųjų, ta pati knyga tam pačiam restorane po pusę metų pasitaikė vėl man. Ir aš ją pažiūrėjau visai kitomis akimis ir aš ją taip susižavėjau, galvoju, jeigu kiti žmonės taip gali padaryti, negi mes negalim padaryti. Ir mečiau tiesiog savo iššūkį. Išskirtiniu šventės akcentu tampantys drožiniai iš daržovių ir vaisių pirmiausia papuošė Tailando karališkosios šeimos narių stalus. Manoma, kad tai vyko dar 14 amžiuje. O galiausiai menas, reikalaujantis skrupulingumo, atidumo, kruopštumo ir susikaupimo, buvo paskelbtas šios šalies nacionalinė vertybė, perduodama iš kartos į kartą. Seniau buvo molinės tokios lėkštės rankų darbo ir jos buvo labai grubios. Vyrėjai norėjo pateikti karališkai šeimai kuo gražiau pačiam karaliui, tad pradėjo pjaustyti lapus. Valgomus lapus ir ant tų lapų pradėjo dėti maistą. Tada pradėjo galvoti, kaip čia dar patobulinti šitą techniką. Ir iš tikrųjų jie pradėjo žiūrėti į gamtą, kas yra gamtoje. Ir nuo to prasidėjo gėlės, prasidėjo paukščiai ir taip toliau paplito į pasaulį. Įgudę drožinėtojai agurkus, moliūgus, arbūzus ir kitus vaisius bei daržoves gali paversti miniatiūriniais ar natūralaus dydžio paukščiais, kitais gyvūnais, pasakų gyviais ir personažais arba gėlėmis. Vita Brūzgienė pasakoja, kad šioje srityje taip pat pučia madų vėjai, o lietuviai nuo kitų užsakovų skiriasi tuo, kad dažniausiai pageidauja puošmeną suvalgyti. Ilgaamžėmis drožinėjimo tradicijomis garsėjančiose valstybėse šiuo metu itin populiarus veidų drožinėjimas, kurio Vita vis dar mokosi. Labai progresuoja iš tikrųjų tiek sunkesnės technikos, kuo jos turi būti įdomesnės, kuo įvairesnės, ne tik vienoj platformai, stengiamasi iš arbūzo išgauti 3D vaizdą, kad būtų kuo iškilesnės, kad būtų kuo tikroviškesnės, piešiama kaip palyginimui veidus ant arbūzų, kaip, sakykime, kaip ant popieriaus šaržą piešia pieštuku, taip peiliuku bandoma atkartoti portretą ant arbūzo. Pavasarį Vitos Brūzgienės gebėjimai sulaukė ir tarptautinio pripažinimo. Vaisių ir daržovių drožinėjimo konkurse Estijoje ji buvo įvertinta 1. vieta. Moteris sako nemananti, kad turi išskirtinį talentą, esą šio meno išmokti gali kiekvienas. Be to, net ir mūsų šalyje jau galima lankyti vaisių drožybos kursus. Juos profesionalė vadina itin naudingais, nes nesėkmė gali ištikti vien dėl neteisingo specialaus peiliuko laikymo. Pirmiausia, reikėtų užsispyrimo ir labai didelės kantrybės, nes kad išmokti ir tobulai padaryti, tai žinokitės, aš neskaičiuoju laiko, nes tai užtrunka, sakykime, nuo 2 iki 8 valandų vienas darbas. Paklausta ar neskauda širdies, kai ilgas valandas kurtas kūrinys akimirksniu atsiduria skrandžiuose, Vita sako ne ir atskleidžia savo drožinius lyginantį su tortais, kurių dekoravimui taip pat skiriama itin daug dėmesio. Planų tobulinti įgūdžius moteris turi dar ne 1 metams, o artimiausias iššūkis laukia jau rudenį. Su Lietuvos virėjų ir konditerių asociacija Vita keliaus į pasaulinę parodą Erfurte.